man pavyko padaryti tą vairavimą, tai iš draugų pirma reakcija buvo, tai kada pas mane. Esu Dainius Meškauskas, esu Bayer agronomas. Kiekvieną dieną mano užduotis yra padėti ūkininkam, padėti jiems spręsti iškilusias problemas, kas susijęs su augalų apsauga, su pasėlių priežiūra. Tikrai labai turi gerai ir laiką skaičiuoti ir susidėlioti, kaip keliauti pas ūkininkus, kad maksimaliai galėtume išnaudoti ir savo laiką. Būdamas 10 metų aš jau vairavau traktorių, labai daug tėvam ūkyje padėdavau. Kaip šiandien dar gerai atsimenu, kaip per kalėdas gavau tą savo pirmąjį konstruktorių. Man svarbiausia, kad ten turėjo būti barštelė, kad galėčiau sukti, konstruoti, meistrauti. Kažkaip nuo mažens aš norėjau turėti savo traktorių, turiu tokią sodybą, tai ar malkų parsivežti ar kažką. Tai va, taip gimė noras įsigyti būtent tą traktorių. Mano mintis buvo, kad būtent turėtų būti jisai senas ir aš norėjau pažiūrėti, ar įmanoma į seną traktorių įdėti dalį, sakykime, tų vakarietiško naujo traktoriaus technologijų. Čia gaunas tiesiog pats mikrobaldiklis, jame susinstaliuoja visa programinė įranga ir kuri realiai valdo. Čia yra kaip navigacijos plokštė, GPS plokštė, jinai tiesiog gaudo palydovus ir mato tave, kaip tu judi tiesiog aplinkoj. Šičia yra vadinamasis giroskopas, tai yra traktoriaus pozicija kaip erdvėje gaunas. Tai fiksuoja jau visus pakrypimus, palinkimus, pasukimus. Aš visą laiką sakydavau, kad niekados aš nedirbsiu būtent su elektronika, nes aš jos nesuprantu, man jinai nepatinka, bet būtent šito projekto metu, tai tu turi ir mokėti, ir suprasti ir elektrą, ir visus komponentus, ten iki mažiausios dalelės, niekada nesakyk niekada. Tai, kad tu turi seną traktorių, tai nereiškia, kad tu negali važiuoti su juo komfortiškai dirbti. Ir su tuo pačiu senu traktoriumi tu irgi taip pat gali komfortiškai dirbti, trupučiuką įdedant savo, sakykime, laiko ir noro jį patobulinti. Jeigu tu gali būti šiandien geresnis negu buvai vakar, tai yra didelė motyvacija judėti į priekį. Kartais būna, užsimaniau ir, o kodėl nepabandžius? Ką tu prarasi? Pabandysi, pavyks, kažką išmoksi, kažką sužinosi. Niekados nereikėtų pasiduoti, nes kartais tiek nedaug mums reikia, kad padarytum tai.